skerdenos išpjovos atskyrimas ir išgyslinimas. Tikslas – kokybiškai išpjauti galvijos skerdenos išpjovą. Siekiniai – tinkamai parinkti saugaus darbo priemones ir paruošti darbo įrankius. Saugiai ir kokybiškai atlikti galvijų skerdenų išpjovimą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjovus ir išgyslinus galvijų skerdenų išpjovas ir nurodyti išpjovų tolimesnį panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustimo ir išgyslinimo peiliai, kurių gelesčių ilgis 12–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis arba rankinis galastuvas, žaliava, galvijų skerdenų užpakaliniai ketvirčiai, užpakalinės nuokartos ar skerdenų pusės. Apsaugos priemonės. Metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis, prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Išpjaustimo eiga. Nuo išpjovos paviršiaus nuvalyti esamus riebalus, kad išpjova būtų aiškiai matoma. Teisingai išimant išpjovą, daugiau naudoti plėšimo nei pjovimo principą. Naudojant šį išpjovos išėmimo būdą, nepažeidžiama išpjova ir po ją esantys raumenys. Išpjauta išpjova. Išpjovos išorinė pusė. Išpjovos vidinė pusė. Išpjovos išgyslinimas. Išgyslinant išpjovą, pašalinti riebalus, jungiamojo audinio dalis. Atskirti mažąjį juosmens raumenį. Ant išpjovos paviršiaus palikti išorinę, blizgančią plėvę. Išpjovos stambiagabalį pusgaminį skirti realizuoti rūkytiems gaminiams gaminti.